Nu va, labas rytas, gerbiamoji publika. Šiandien mes vakarė, taip ir mes kūrėm video, nes buvo tamsiai, taip apsistojomės. Degaliniai pakeliu labai gerą vietą, toli nuo autostrados. Nekelia triukšmo, va dabar gaminamės kaip visą laiką savo pusryčius su koše. Einam praustis. Su Evelina, mūsų palapinė čia stovi taip prie kavinukės, o ten degalinė jau toliau. Čia taip atrodo vaizdas. Na, vienu žodžiu, einam praustis į tualetą. Čia Vokietijoje va tokie tualetai yra. Dezinfekuoja. Tai vot. Taip. Tai vot, sustojom nedegaliniai, nu kaip visą laiką. Matot, vėl panaši aplinka. Šiaip visai čia būtų, tarp kitko, gerai miegoti ten ant kalno jaučiu. Tvora žiauriai gerai, apsaugo nuo garso, nu vienu žodžiu, dabar ne apie tai. Daromės vat valgyti, kumpis, sūris, daržovės kažkokios. Vegeta prieskaniai ir va makaronus verdam. Pasidarysim makaronų. Ir sakai. Mūsų naujas maistas, ne kaip, naujas maistas mūsų repertuare. Jo, dar nebandytas. Skanaus. Toks modernus miestas. Namas prie namo. Bet gamtas irgi yra. Visokių skardžių prie vandens. Baudžiu. Aš jau valiau šitą. Dabar filmuoju. Vat, čia vienas iš tų vietų, kurias verta pamatyti. Vat, Google'e žiūrėjau kaip tik. Viena iš tų Liuksemburgo vietų, kur reikia pamatyti jas. Nu, tai vat, čia pirmoje vietoje šitą vietą. Upė. Daugiau ir nežinau. Jo, upė, vat tas tiltelis, ten vat dabar nusileisimės. Ir čia vat tie kalnai vat tokie ant olos yra, kaip suprantu, tas miestas pastatytas. Čia, vat, kaip matau, tiltas senovinis, čia labai daug tokių senovinių pamatų, vat, dalykų, ant ko stovi namai dabar. Nežinau, kodėl čia pastatė tą miestą taip aukštai, gal čia karo laikais, kada atsigynino kažko, gal nežinau. Bet čia tokia olas, tai va čia aplinkui, va eina čia. Čia žmonės, užsieniečiai, kurie nesuprant, ką aš kalbu. Ir vat, čia va taip atrodo. Nu, tokie, nėra dangoraižių, nieko įspūdingo, bet vat įspūdinga va tai, kad čia taip senoviškai pastatyta. Dabar eikime link to fontano, pažiūrėsim ten kas ir nusileisim, tada jaučiu ten ir susitiksim apačioj, to tiltos minus. Tai va, dabar atėjomės ant to tilto kaip ir žadėjom. Va čia yra tas pats vaizdas, kurį mes matėm, rodėm iš viršaus. O va, mes iš ten filmavom kažkur, va, iš to, nu, nuo ten viršaus. Kai mes čia nusileidom, galvojom, leisimės laiptais, bet iš tikrųjų čia yra liftas. Va ten tas tunelis. Ten yra liftas, va praeini pro jį. Labai greit nuleidžia. Ir va, mes esame čia su balandis, žiūrėkit. Dar du ten, bet ten nepasiekti. O, dar du. Davai, paimam tai balandį namo. Liuksemburgo balandis. Mes įvalgyt nebeturim. Aš jį paliečiau. Sparną. Tie žmonės iš restorano galvoja, kad čia per devilai balandžius gaudo. Tai gerai, einam dabar pasivaikščioti, jau čia kur nors čia, jeigu kažką įdomaus. Ten traukinukas tikriausiai. Taigi, mes esame dabar ant tokio tilto, įsilipom. Pagal šešėlį galima matyti. Va taip čia atrodo. Jo, šešėlis. Va. Čia jumis laikau, kad neiškristumėt. Va. Maždaug va taip atrodo, čia aukštis didelis yra. Va ten žmonės apačioje sėdi. Mašinas važiuoja dviratininkai, va važiuoja. Čia yra apie, nu kaip 20 aukšto pastatas kažkur toks aukštas kaip. Va ten, aš nežinau, aš ten nematau, bet gal su manim pamatysiu, kaip ten kvapačiai yra. Toks tiltas kvapačiai. Tai va, dabar pasivaikščiame, einam pavalgyti vieną iš pagrindinę Liuksemburgo gatvę. Va taip jie atrodo, kaip Gedimino prospektas, tik užsienyje. Liuksemburgas. Taip. Mes einam turbūt į McDonald'są, vat kaip matot, ženklas, gal ir nematot, nežinau, vat
Čia parduotuvės kažkokios įlindimas kažkoks. Taip už nugaros vaizdas. Vėl žodžiu pavalgom jaučiu ir varysim link Paryžiaus pusės. Ir miegosim vėl degaliniai turbūt arba sustojime parkinge. Žiūrėsim kaip bus. Tai buvo atėjom pavalgyti, nu reklamos nerodysim už tos šuos. Sumuštinius pasiėmėm po pusę, po 15 cm ir davė čipsų, atsigerčia, studentam nuolaidavot. Ten tokiam vienu žodžiu. O, čia mano motociklas. Vat, važinėjom čia, varysim į degalinę greitai ir ten apsistosim turbūt. Išvažiuoju. Tas dabar stovi. Ne. Gerai, o... Buvo Liuksemburgo žmonės eina, buvo žiūrėkit, papypinę. Va, iš Liuksemburgo išvažiavom žiauriai greitai per porą minučių. Nežinau, gal tas miestas toks nedidelis arba šalia buvom. Dabar atvažiavom iškart į degalinę, kur radom dujų. Jos turėtų būti nebrangiai, nes Liuksemburge tik 8 degalinės yra su dujom. Tai va, dabar tą mūsų išbaisė ir galvojam, gal net liečia tą degalinį. Pažiūrėsim, ar čia bus vietos. Bet degalinė tai labai didelė. Jų mažai, bet didelės. Ką? Čia pigios dujos, man atrodo. Nu, tai ir turi bus 8 euro centai. Centai, euro. Užsipyliu 5 litrus su pusė už 2 eurus. Aha. Nedėkė. Nu pažiūrėsim. Aš springau. Nesąmonė. Tai va, dabar išmiegosim gal. Pigios dujos. Gal kai išmiegosim, važiuosim rytoj į Prancūziją. Paryžių liko va 303 km. Tai reiškia, rytoj jau gal per pietus būsim. Jo. Dar pašalė. Tai iš galo žmonės galvoja šokies, aš pažiūrėsiu. Iš galo. Žinai, kur būna, rodo teliką ir per žinias Amerikai, kur ten tipo padainuok dainą ir ten laimi. Čia gal galvoju, kad tu tą darai dabar. Ar tave per žinias rodo? Karočią, žiūrėkit. O tu užsipylei su to adapteriu? Jo. To kvailu, ne? Karočią, už 10 eurų 26 litrai dujų už 10 eurų. Tai dar gerai mes išnaudojom beveik visas dujas, tuščias bakas beveik, daug išsipilsim. Tai va, biškai jau sutemo, kol suradom vietą, kur statyt palapinę. Kadangi čia tas parkingas visas atrodo kaip miestelis, nes tų fūrų tiek daug, nežinau, esu mačiusi dar tiek. Ir gamtos, žolytės labai nedaug, tik tokį plotelį radom. O ir tai čia aplink tvorą visur išmatų pilna. Tomai, ką pasakysi dar? Tai va, radom geriausią vietą čia, ant asfalto. Žirklėm, varlėm ir dar čigonais. Čigonų daug labai, alkoholis labai pigus ir tualetų nemokami. Ja, dėl to ir daug žmonių čia. Visą tai reiškia Liuksemburgas. Viskas pigu. Eglė pasimetė, sako. Bet miestą pačiam tai brangu valgyt. O čia degaliniai pigu. Kažkodėl. Dabar apsistosim čia per naktį, rytoj bandysim gal iki Paryžiaus nusigauti. Biški, nu rytoj apie kokie 5 vakarą gal bus Paryžiai. Ten pilnatis, va. Pilnati. O šiandien kelintadienis statom palapinę. Šeštadienis? Aha. Šalia mašinos važiuos, kai mes miegosim. Kaip visą laiką, aišku. Jie jau gerai darbuojas ir be manęs palapinės, tai žiūrėjau. Taip įpratė kartu jie bendradarbiauti. O, Tomai, žiūrėk, čia ta šustra mašina, S-klasės Mersas. S-klasės labai turi. Nu va, labą rytą, važiuojam dabar jau iš savo pailsiavietės, pavalgė ir išsimiegoję. Ir prisipylė vandens į butelius iki Paryžiaus. Bet po kelių mes užsukti ežerą planuojam, ten išsimaudė, nes dušuose jau nebuvo šilta, vandens tai ežerį išsimaudysim gal.
Pažiūrėsim, kas ten per ežeras, tikėkimės, kad bus viskas gerai. Tai va, stojom prie to ežero, apie kurį ir šnekėjom. Ten jis yra, vienu žodžiu, ne ežeras, čia nesąmonė. Čia nėra nei krantų, vanduo purvinas. Ir kas svarbiausia, Evelina ten sakė, kad už autostradą tą mokėti reikia. Tai gavomės išvažiuoti iš tos autostrados, sumokėjom 8,5 eurų ir dabar vėl įvažiuosim ir dar mokėsim 8,5 eurų. Tai vienu žodžiu sumokėjom 8 eurus vien tam, kad čia tiesiog sustotume ir pavalgytume prie šito ežero. Mes nežinojom, mes nepagalvojom. Bet vienu žodžiu, jeigu įvažiuoti mokamą kelią, niekur nenusukinėkit pakeliui. Į degalinės tik tais galite sustojimas, bet nevažiuokit jokios kitus šalikelius, jeigu kažką įdomaus pamatėte, jeigu nenorit prarasti pinigų, nes Prancūzija 8 pm, Lenkijai 5 eurai kainuoja kelias, o Vokietijoje nemokamai berods. Tai va, dabar čia atėjom, sėdim, valgom, eilinį kartą mūsų viryklė atlieka savo darbą. Va, tą ir norėjau parodyti, kad jo, gervuogės priskynėm. Lietuvoje brangiusios yra, aš nežinau, kiek kainuoja, bet mačiutės mačiau pardavinę. Ir va, čia buvo tiesiog krūmos gervuogių. Tai va, priskynėm už 8 eurus ir gervuogių to pačiu. Tik labai karšta čia yra, kiek +3,1, koks šiandien laipsnių. Norėjom įsimaudyti, bet neišėjo. Tai va, taip atrodo, bet dabar jau mūsų bagažinė po šiai dienai. Nežinau, maistas daug supuvo, daug išmetėm, bet ir nemažai suvalgėm. Dabar valgom vėl makaronus, suspjaustėm čia pomidorą, viską. Žiūrėsim. Va, įvažiavom į kažkokį kaimelį. Tu vat vis laikai pradedi filmuoti, pažiūrėkit tos skaičiukus, ar jie eina, nes tu paspaudai. Ne, mes jau pravažiuosim. Gerai. Nu, įvažiavom į kaimelį kažkokį. Čia vat pravažiavom prieš kelias sekundės tą kaimelį, vat važiuojam. Ir va čia atsimenat Windows XP laikus, va tie, nu tas paveikslėlis ant ekrano Windows XP labai primena kažkom tai, ne? Va, dabar kitam miestelį. Va, neapsigaukit, Prancūzijos fotikai visai skirtingi. Bet ženk. Va, važiavom keliu ir radom tokį va Maskvyčių, žiūrėkit kaip jis ploskį rodo, žiūrėkit. Dega, nedega, dega. Matot, žiūrėk. Labai lėtai. Va, jis daugiau dega negu nedega. Nu va, ką tik atvažiavom į, nežinau, kelintą degalinę, bet pačią pirmą Prancūzijai. Prieš tai kaina buvo 0,9 beveik. Čia pigiausia, kokią radom. Ir iš tikrųjų net pirma, kurią radom. Normalus kilimas. O, geras. Tai čia 0,8. Pigiau visai. Jau esam nebetoli Paryžiaus, prie pat, galim sakyti. Kiek iki centro, ten 30 km liko, ne? Viskas krenta. Jo, iki centro 3 km, ieškosim, kur apsistoti dabar. Tai va. Kaip čia išsispaudžia? Kaip Lietuvoje? Kai Lietuvoje